va ne per seniausiai sugalvojau aš versliuką. Ir jau spėjau neprastai prasukt savo bizniuką. Mano labas, kuriame nemuša žmonių už tai, kad man jie moka. Irgi ilgą laiką nešė pelną nemažuką. Tačiau dabar įsukau aš jau verslą nychujovą. Šliuchom aš prekiauju Vilniaus mieste. Vat kai užsikraunu, tai viet kiekį nepadorų. Geriausias kur verslo planas rajone. Gal tai ir nesurprizas, kad tempo mandalė, kaip ir dažnam irzdylerį retai yra skirta. Norėčiau pasigirt, kad šita rolė man tikrai patinka. Su tuo ir kiekvienas mano klientas mielai sutinka. Mano mergos išskirtinės, ne kokios kurvažiurkės, pratestosies mirdančios heroininės stoties kliurkos. Mano mergos aukštas lygis, tikrai nėra vonosiai, nesikisina į putytės visokie gaidosai. Bet kad geras kekšytės išlaikyti, reik žinot, kaip su juo elgtis. Reik išlikti šalto ir kasdieną stengtis, kad kurvadlė žinotų, kur yra jos vieta, kad nepamirštų jas antitesimai sukurta. Reikia reguliariai apšniukštinėti kekšių pinigines, nuolat skėti ir prakraustyti jų rankinės odines. Tenka ir savotiško buhalterių man dirbti, jei nenoriu per žioplumą kokio nuostolio patirti. Taip pat reikia laiks nuo laiko jų snukius sudaužyti, kad nesugalvotų ten kurva gudriaus vaidint bandyti. Jei tik žodžiu, kad kekšiai nori nusukti mano litą, iškart išmaludantis jei bilet subita. Bet šiaip su mergytėm tai mes sutarėm gerai. Mane kaip savo tempatai ir myli jos labai. Senai jau neatsimenu savo vyrkos atsistojus, mat iškart jį būna nuraminta, kai kurva klautas išsižiojus. Jei tu vyrutis staiga pasijausi horni, taip pat per ilgai nemastyti ir nieko ten nesporinti, prasinešk tu porą kartų Pilies ir Vokiečių gatvę, pamatysi mergytės pralandesnės nei visam mieste, prieik ir nebijok, slapta žodis keksnys, ir tada žiūrėk, kad jau gerai stovėtų tavo vylys, nes kai iššoks mano putytė pas tave į mašiną, pamirši tu greit bet kokią kitą merginą. Na, o kai jau verslas baigsis ir tu vyną užsiseksi, tai žiūrėk vyrut atsargiai ar su litais išsiteksi, jei stumsi durą tau vyrukai išrašys sąskaitą krauju ir ilgai tu vaikščiosi veiduku itin žostkai su pistu. Geras verslininkas ne tik skaičiuot moka, bet ir visada apsidraudęs. Užtat ir mano šliuchų subinikas visad įraudęs. Geras tempas atsakingas, laviruoja jis gerai, kur pastangos, sėkmė, tenai ir pinigai.